Įsitaisyk patogiai. Leisk savo kūnui rasti tokią padėtį, kurioje nieko nereikia keisti. Jeigu norisi, pasitaisyk, pajudėk. Atrask patogią padėtį. Ir kai kūnas bus pasiruošęs, švelniai užmerk akis. Aš esu Ilona ir visos šios meditacijos metu būsiu kartu su tavimi. Tu esi saugioje erdvėje. Tau nieko nereikia daryti teisingai, nereikia stengtis, kontroliuoti ar kažko pasiekti. Pakanka tiesiog būti ir leisti sau patirti. Dabar nukreipk dėmesį į savo kūną. Pajusk, kaip jis atsiremia į paviršių, kuris tave palaiko. Tai gali būti kėdė, grindys, kilimėlis ar lova. Tavo atrama tvirta ir patikima. Tu gali ją pasitikėti. Leisk sau truputį nusileisti žemyn į savo vidų. Lyg tavo kūnas taptų sunkesnis, o paviršius vis labiau palaikantis. Lėtai įkvėpk pro nosį, jausdamas, kaip oras švelniai užpildo plaučius. Ir dar lėčiau iškvėpk, paleisdamas viską, ko šiuo metu nereikia. Ir dar kartą. Įkvėpimas ramus, gilus, o iškvėpimas dar ilgesnis, minkštesnis. Su kiekvienu iškvėpimu leisk sau nusimesti dienos įtampą, mintis, lūkesčius, skubėjimą. Jei ateina mintis, tai gerai, jų nereikia stabdyti. Tiesiog leisk jom nutolti, kaip debesims danguje. Su kiekvienu įkvėpimu tavo protas pamažu skaidrėja. Su kiekvienu iškvėpimu kūnas atsipalaiduoja vis giliau. Jeigu bet kuriuo metu pastebėsi, kad mintis nuklydo, tiesiog švelniai grįžk prie mano balso. Aš čia, aš tave vedu, tu gali atsipalaiduoti. Padaryk dar kelis lėtus kvėpavimo ciklus, neskubėk. Šis laikas tik tai tau. Dabar, kai kūnas tapo sunkesnis, kvėpavimas ramesnis, o viduje atsirado daugiau erdvės, mes galime pradėti mūsų kelionę. Įsivaizduok, kad esi senajame sode. Tai vieta, kur laikas tarsi sustojęs. Medžių lajos siūbuoja ramiai, ore tvyro lengvas augalų aromatas. Priešais tave
driekėsi akmenimis grįstas takelis, vedantis į pačią sodo širdį. Kiekvienas tavo žingsnis yra ramus ir lėtas. Tu eini neskubėdamas. Kiekvienas žingsnis tampa gilesniu atsipalaidavimu. Sode viskas harmoninga. Spalvos, kvapai, garsai. Gamta čia kupina ramybės, bet ne tylos. Čia girdisi švelnus lapų šlamėjimas, medžių kamienų traškėjimas, retkarčiais praskrendančio paukščio sparnų plazdėjimas. Po kurio laiko prieini didžiulį medį. Jo kamienas tvirtas, šaknys gilios, o šakos plačios ir globojančios viską aplinkui. Jis čia stovi jau šimtmečius, išlikęs per visus metų laikus, per visus vėjus ir audras. Tu prisilieti prie šio medžio ir pajunti jo ramybę. Medis nėra skubantis, jis nėra nerimastingas, jis tiesiog yra. Tavo protas, kaip ir šis medis, gali būti ramus ir aiškus. Tu įsivaizduoji, kad tavo mintis tai vėjas, kuris ateina ir praeina. Tačiau tu, kaip šis medis, tvirtai stovi, nepajudinamas. Tave užplūsta suvokimas. Aš galiu priimti mintis, bet neprivalau jom paklūsti. Tu esi čia, savo vidinėje ramybėje, nepriklausomas nuo išorinių aplinkybių. Dabar tu eini toliau ir prieini seną akmeninę sieną. Ji yra apaugusi samanomis, tačiau tvirta, nesudūlėjusi. Tu suvoki, kad ji atspindi tavo vidinį balansą. Kartais ant jos užauga samanos, bet jos nekeičia jos esmės. Taip ir tavo gyvenime, mintis, emocijos ar išoriniai įvykiai gali laikinai užkloti tavo vidinį balansą, bet jis niekur nedingsta. Tu padedi delną ant šios sienos ir leidi sau pajausti vidinę pusiausvyrą. Ji visada buvo tavyje. Ji yra tavo prigimtis.
Dabar tu eini toliau ir pasieki sodo šerdį. Mažą, apsaugotą erdvę su senoviniu suoleliu. Tai vieta, kur gali tiesiog būti. Tu atsisėdi, užmerki akis, kvėpuoji ramiai. Čia nereikia nieko daryti, nieko siekti. Ramybė nėra kažkas, ką reikia užsitarnauti. Ji visada buvo tavyje. Ir tu supranti, ramybė nėra kažkur kitur. Ji čia, ji manyje. Sėdėdamas šiame sode, jauti, kaip tavo protas tampa aiškus, kaip atverstas švarus puslapis. Jauti, kaip tavo kūnas visiškai atsipalaiduoja, o širdis pulsuoja ramiai ir tolygiai. Pamažu atsistoji ir dar kartą pažvelgi į sodą. Dabar žinai, kad jis visada bus tavo viduje. Tau reikia užsimerkti, kvėpuoti ir sugrįžti į bet kada, kai prireiks ramybės ir balanso. Pradedi žingsniuoti atgal takeliu, pro išminties medį, pro senąją sieną, kol galiausiai vėl atsiduri ten, kur pradėjai. Pamažu sugrįžk į dabartį.
Pajus, kaip tavo kūnas remiasi į paviršių, ant kurio sėdi ar guli. Pajus savo kvėpavimą, pajus savo delnus, pirštus, visą kūną. Kai būsi pasiruošęs, švelniai pramerk akis, tu sugrįžai, bet tavo ramybė liko su tavimi. Ji čia, ji visada su tavimi. Ir aš su jumis atsisveikinu. Su jumis buvo Ilona. Geros kloties.